Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Vaida, coachingo specialistė ir mano kolegės Laura ir Ernestas. Sveikos merginos. Labas. Labą. Na, o šiandien mes tęsime savo pokalbį apie atidėto gyvenimo sindromą ir pakalbėsime apie gyvenimą pagal kitus. Tai praeitą kartą mes palėtėm gyvenimą praeitimi ir gyvenimą ateitimi. Jeigu mūsų negirdėjote, kviečiu grįžti atgal ir pasiklausyti. Na, o šiandien gyvenimas pagal kitus. Kada nutinka gyvenimas pagal kitus? Tai visų pirma, tas toksai savęs lyginimas su kitais. Tai yra ir taikymasis pagal draugus, paisimas galbūt tėvų svajonių, galbūt nepaisimas, o toks išpildymas tėvų svajonių. Tai gali būti taip pat ir sutuoktinio įtaka, tai gali būti ir profesiniai poreikiai. Iš tikrųjų labai daug faktorių, kur mes galime priskirti tam gyvenimui pagal kitus. Merginos, kokia pirma mintis ateina į galvą? Man tai gal tas gyvenimas pagal kitus, tai labiausiai kaip tu ir įvardinai, kad arba seka kitus, bet seka kitus, tai aš turiu minėti toks copy-pastas. Jeigu tas žmogus padarė šitą, tai ir man šito reikia. Ar iš tikrųjų reikia, nereikia, čia kitas klausimas, bet tiesiog negalvoja savo galvą, bet tiesiog kažką labai inertingai kopijuoja. Ir dabar prisiminiau iš tikrųjų, juk mes kartais ir matome, rašo straipsnius apie žmonės, kurie veidus pasikeičia ar ne, pagal įžymybės darosi operacijas, nes nori tokios pačios nosies, ar ten, nežinau, figūros, ar dar kažko tai. Ir, žinoma, tokie gal paprastesni variantai, kaip irgi gana dažni, kaip seka, ką tėvai buvo jiem nuprojektavę. Ir dar vienas dalykas, ko man rodos neįvardinai, tai gal toksai perdėtas rūpestis kitais, kur jau nebegyveni savo gyvenimo, bet gyveni vien tik tai rūpesčių kitais vaikais, ten pagyvenusiais tėvais ar kažkokiais kitais asmenim, kuriuos tiesiog savo įsipareigoji, kad tik tai yra vienintelis gyvenimas. Aš dar prie to, kad Laurai vardinai dėčiau tą terminą gyvenimas kitų gyvenimus, kai bandoma pabėgti nuo to, kas vyksta pas mane patį, mano gyvenime ir gyvenu kitų gyvenimais. Ir tai dažniausiai būna ne per rūpesčio prizmę, ką tu minėjai, bet per tokią pletkų, vertinimo prizmę, įsisukama į tokį ratą, kai užmirštam atsisukti visų pirma į save, visada žiūrima į kitus. Ir man pirma mintis, atliepiant Vaidos klausimą apie tą gyvenimą kitais, man labai norisi pasižiūrėti ir pagalvoti apie tai, kas skatina, kodėl mes gyvenam kitų gyvenimais, nesvarbu kuriuo kampu. Ir šitoje vietoje, ką aš įvardinčiau, tai galbūt pradžiai konkurencija, tada klausiu, kodėl ta konkurencija yra. Ir mes vis tiek atsigręžiam, kaip bežiūrėtume į save, matyti, kiek aš tikiu savim, kiek aš save vertinu, kiek jaučiuosi stiprus. Ir kartais tai gali būti gal net ir iš kitos pusės geras gyvenimas kitais, nes noriu pasiekti daugiau, ar ne? Ir tada žiūriu, kur yra kiti, o kaip jiems pavyko tą padaryti ir kaip galiu aš padaryti. Tai man tokios pirminės mintys. Žinai, visą, kaip sako, nėra gerai ir nėra blogai, yra tai, ar tau tinka ar ne. Ir kažkaip tai pasimatuoti pagal pojūtį, ar tu tame gyvenime savo dabartinėme esi komforte ar ne. Ir dar man tokia mintis, kad ko gero, žinai, kai tu paklausai, iš kur tai ateina, iš kur tai kyla, aš vis tik manau, kad tai ateina iš vaikystės. Nes jeigu mes vaikystėje nebuvome sąmoningai ugdomi, auklėjami, su mumis nebuvo bendraujama auginančia forma, ar ne, mums nebuvo tas rodoma, mes nežinom kitaip. Nes aš kiek prisimenu, nuo pat vaikystės buvo, turi būti gera mokinė, kad gautum gerą darbą, žiūrėk, tavo klasės draugė gavo 5, pastoviai būdavo statomas kažkoks pavyzdys, kaip aš turiu gyventi arba kaip reikia žmogui gyventi. Ir dar buvo irgi taip pat imama iš praeities. Žiūrėk, tas nesimokė, dabar turi taip. Žiūrėk, aš neturėjau galimybės mokintis,
Tai dabar tau yra galimybė, tu eik ir mokinkis, ar ne? Ir kaip automatas eina, kuo labiau mus spaudžia, tuo labiau mes tą atmetam. Ir to savo unikalumo, to savo autentiškumo netradę nuo vaikystės, mes tiesiog einam kitų pėdom, tai yra žiūrim į tėvus. Ir čia ypatingai ateina tas tada momentas, kai tas gyvenimas pagal tėvų norus. Aišku, tėvai nori ko geriausio savo vaikams ir jie deda visas tas pastangas, kad jie gerai mokintųsi, kad jie darytų taip, kaip reikia, kad jie būtų teisingi, kad eitų galbūt arba jų pėdomis, arba būtų geresni ir jie gyvendintų tas jų svajonės. Aš čia dabar taip susimašiau ir noriu taip truputėlį dar pagrįžti prie Ernestos minčių, kur kalbėjai apie apie apkalbas, ar ne, kad gyvena kitų gyvenimus, ir man tada iškilo prisiminimas ir iš pačios. Ir šiaip dar mintis, kad taip pat gyvenimas, kitų gyvenimą, tai gali būti pabėgimas į serialus arba į knygas. Aš esu puikiai praktikė šitoje vietoje, nes tikrai esu paauglystėje labai praktikavau pabėgimą į knygas nuolatinai. Ir tikrai daug ten praleisdavau laiko, daugiau turbūt tam knygų pasaulyje, o studijų laikais atsimenu, kad labiau tikrai gyvendavau serialais. Nes kame tas buvo, tai tiesiog buvo, matyti, nepatogumas būti savam gyvenime. Aš taip turbūt įvardinčiau. Ir čia labai, žinai, Laura, toks geras kampas, kur tu įvardinai, nes ir dabar asmeniškai aš irgi tą patį darau, kaip pavargstu nuo kažko, kai turiu didelių iššūkių, kur, tuo metu nesinori spręsti, tai jeigu neįsijungia tas sąmoningumas, tai galvoju, kad kartais būna jo į kokią draugų serialą, taip ir įklimpstu, žiūrėk, sezonui. ir gyvenu ten jų gyvenimą. Ir galvoju, dar dažnas reiškinys mūsų visuomeniai, lygiai tas pats kaip knygos, serialai, filmai yra socialinė medija. Ir tai sukuria tą tokį užburtą ratą, nes jeigu tu socialiniai medijai pradedi lyginti su kitais, žiūrėk, save dar labiau nuvertini ir dar labiau norisi ten būti, dar labiau nuo savęs pabėgti. Ir toks, kaip ir sakau, gaunasi užburtas ratas, kai su knygos herojais lyginamės, gal geriau yra. Dabar tokia teorinė mintis atėjo, žinai. Aš manau, kad knygos ir serialai ir filmai šioje vietoje yra šiek tiek geriau, nes jie baigėsi. O socialinė medija, jinai skaityk yra be pabaigos. Nes jeigu viena drama pasibaigia, tai iš karto čia pat kita. Ir dažniausiai tai, kas užkabina ir traukia dėmesį, iš tikrųjų kartais toks jausmas, kad ten be pabaigos. Ir kai įklimsti į šitą, tai tikrai yra sunku rasti šeimą taką. Čia labai geras kampas, aš kažkaip niekada apie tai nepagalvojau, kad socialinė medija nesibaigia. Martynas, tai nuo ko mes bėgam? Tai jau čia kaip ir įsivardinom, kas nuo iššūkių, kas nuo nepatogumo gyvenime. Nuo ko dar bėgam? Taip, aš manau, kad nuo šitų dalykų. Aš irgi bėgu taip pat nuo tų visų sprendimų, kažkokių, kuriuos reikia, kartais darbų, kurie nėra patogus. Aš dar galvoju, pridėčiau nuobodulio. Nes, kitų gyvenimai yra įdomesnė negu savas, sakykime, ar ne? Jeigu jau tik pilkos spalvos tik tai. Iš kitos pusės tas nuobodumas yra ir tai, kad tu prasilinksmini kaltindamas kitus. O tėvai mane taip augino. O vaikystėje aš buvau ten lyginama. Ir žiūrėk, įdomiau darosi, nes nebe tu esi tam tokiam, kaip čia, dabar į kabutes dedu, ar ne, dėmesio centre, tu tampi tokia kaip ir auka ir tada jau save į teigiamą poziciją pasisakai, žiūrėk, ir įdomu, ir jau kažkas gal paguodžia. Arba leidimą. Duoda saldainį kokį, žinai, kad būtų geriau, kad nesijausk vienas, o jeigu dar kažkas pantrina, kad ir jis taip jaučiasi, žiūrėk, jau ir gal net nebe savo ir šitų klausimų gyveni istoriją, bet to kito žmogaus, kuris irgi tuose pačiuose batuose buvęs. Tai... Ir čia labai lengva, kai aš galvoju, su to gyvenimu, kitų gyvenimais, nesvarbu, kurio kampu labai lengva pasiduoti. Ar ne? Labai ta riba pamesti save ir savo unikalumą yra tokia labai plonytė ir, man atrodo, trapi. Aš dar norėjau pridėti prie šito, kad dar labai lengva ir labai gera yra spręsti kitų žmonių problemas.
Nes tada jau nebesijauti kaip, tarkim, kaip auka, ar ne, kaip įvardiniai, bet galbūt jauties net kaip ir autoritetas. Nes tu tai žinai, kaip reikėtų išspręsti šitą problemą ir netgi galbūt gali paaiškinti, bet būtų manęs paklausęs, tai matai, o dabar Tai aš dabar dar turiu daugiau problemų tavo išspręsti dabar. Matai? Galios jausmą matyti prideda, ar ne? Jeigu aš su savo problemom nežinau, ką daryti ir jaučiuosi bejėgis, tai bėgu nuo to jausmo ir sprendžiu kitas problemas. Ir čia gali būti netgi labai globalių problemų sprendimas. Mes galim pabėgti nuo savo asmeninio gyvenimo, gyvendami darbo gyvenimą tik tai. Tai ir darbo. Sprendžiant visokiausius sudėtingiausius rebusus, nes nesinori spręsti savų. Tai darbas, manau, tik pradžia, globalus, nežinau, atšilimas, politika, korupcija, you name it. Ir dar aš galvoju į tą pačią temą, kartojasi jau su tuo pasakymu, ar ne, kad mes apie kitą žmogų žinom tiek, kiek jis mums pasako, o apie save žinom kaip ir viską. Šiaip jau. Tai vėlgi tas įdomumas, tas smalsumas įsijungia, nes smegenys taip veikia, jos negali būti nežinios būsena, jos turi sukurti. Ir ten, kur mes kažko nežinom, nesvarbu ar tai apie socialinę mediją ar apie kaimyną, tada įsijungia tie tokie smalsumo, visokių teorijų, loginio mąstymo ar ne modeliai. Ir vėlgi, man atrodo, tai šiek tiek užburia kaip kokio serialo žiūrėjimas, kur tu analizuoji situacijas ar kažką gyveni, kurios iš tikrųjų tai tikriausiai net ir nevyksta, arba vyksta visai ne taip. Ir jūs dabar kalbate, aš galvoju, kada ateina suvokimas, kad mes negyvenam to savo gyvenimu. Gerai prisimenu, panagrinėjus savo praeitį, kad man niekada nekildavo toksai klausimas, čia mano gyvenimas, čia kažkieno gyvenimas, ėjau link savo tikslų, buvau labai laiminga. Ir kai jau pasidarė negerai, tada pradėjau ieškoti kodėl. Ir tada atėjau ir prie to pačio suvokimo, kad yra toksai savas gyvenimas, kad tą galima atrasti, išsiugdyti, kad tai visiškai keičia pasitenkinimą patį gyvenimo. Ir daugelis žmonių gyvena taip, kaip jie gyvena, kol neįvyksta tas vienintelis įvykis, kuris pakeičia jų tą poreikį, netgi ne požiūrį, bet poreikį ieškoti, kas yra ne taip. Nes daugumai gyvena lyg ir gerai, tikslus lyg ir pasiekia, vaikai sėkmingi, abu gerai uždirba, keliauja, bet kažko tai trūksta. Ir čia, kai pradeda gilintis, atranda, kad yra ir kita pusė, ar ne? Kaip sako, tos monetos, tu jos neturėsi, jeigu tu neturėsi abiejų pusių, tu negali atkirpti pusę monetos ir susimokėti už kažką. Aš galvoju, tu sakai, kada supranta ir įvykį paminėjai kažkokį. Aš atsukinėdama savo istoriją, galvoju, kad ne įvykis man buvo identifikatorius, kad susimastyti, bet gal daugiau emocija. Jaučiausi, kad esu labai nelaiminga. Tiesiog labai nelaiminga. Atrodė, kad nebėra spalvų. Viskas yra tiek išplaukia ir jeigu spalvom ar nevardinti, atrodo pilka, tokia balsgana spalva. Ir tada dar pagavau save, kad nebetsimenu, kada juokiausi. O teoriškai pasižiūrėjus, tai viskas kaip ir gerai. Bet šitie jausenos indikatoriai mane sustabdė ir atkreipė dėmesį, o tada jau aišku pradėti žiūrėti giliau. Man tai tas momentas buvo tada, kai aš supratau, kad ant popieriaus, kai sakant, tas gyvenimas mano yra tobulas ir aš esu užpildžius visas varneles, kurias reikia sudėti. Profesija, darbas, namai, vyras, vaikas, viskas. Tobula. Tik kažkaip nebesinori gyventi. Tiesiog. Buvo man toksai tas suvokimas, kad turbūt po to nėra to tobulumo viso. Net nėra net gerai. Ne apie tobulumą reikia net galvoti. Tai šitas įsivardinimas, aš manau, kad buvo tas lūžis, kai buvo nueita, ieškota ir rasta. Man dar gimė prisiminimas toksai, Laura, tas beklausant, kad irgi dar vienas iš tų signalų buvo, kad aš nebežinau, kas man patinka. Kaip žmogus,
kaip moteris, aš nebežinau, kas man patinka, nes visos mano veiklos sukosi aplink tuos kvadratėlius, kur turėjau susidėti varneles, kad padaryta. Ir kai manęs net paklausdavo, pavyzdžiui, naujai sutikti žmonės, tai ką tu veiki laisvalaikį, aš jau ten numygdavau, tai nieko, arba jau ten kažką labai standartinę paimdavau, nes aš nežinojau ir kai man, tom sustojimo momente, ar ne, kai reikėjo įvardinti, aš nežinau, aš tada pradėjau ieškoti ir tą daryti, ir 50 senus pasitraukiau pomėgius, žiūriu, kad jau jie man ir kaip nebeįdomus. Tai reikėjo dar iš naujo atrasti, o kas patinka pasikeitus, ar ne, nes tuo metu nebežinojau. Aš savo pasidalinsiu šiek tiek vėliau. Dabar dar norėjau paliesti sutuoktinio įtaką, ar ne, arba draugo, tos draugystės, ar ne, kai jau pereiname į tos santykius ir pradedame gyventi, gal ne 1 metais, 2, 3, jinai irgi yra labai svarbi, kai mes pereinam to kito žmogaus gyvenimo būdą, kito žmogaus galbūt problemas, džiaugsmus, tikslus. Ir kai mes einam į tuos santykius, mes nepagalvojam, kad tiesiog nesiderinam, ar ne? Tiko žmogus, tiko, atrodo viskas sutinka, patinka, bet ilgainiui irgi pradedam pastebėti, kad galbūt kažką tai darau, kas man nėra patogu, ko galbūt aš nenorėčiau, kas galbūt netitinka mano vertybės, arba galbūt kažką, kam nenoriu skirti laiko. Aš taip per šitą prizmę tik vieną mintį turiu, kad yra posakis, kad 2 žmonės gyvendami kartu supanašėja. Tai čia gal ir susilieja tie 2 skirtingi gyvenimai į vieną bendro, kiek ten patogumo ir nepatogumo. Sudėtinga būtų pakomentuoti, matyt, aš taip galvoju, kad čia jau yra kiekviena situacija individuali, kiek tu gebi išlaikyti savęs, kiek tu gebi duoti savęs kitam ir kada tu sustoji, ar ne, kur yra tos ribos sveikos. Nežinau, tokia santykių tema man asmeniškai sudėtinga interpretuoti. Aš galvojau, kad neturiu ko pasidalinti, bet dabar kilo mintis, kad iš tikrųjų, tai ir čia nebūtinai romantiniai santykiai, gali būti tiesiog draugystės. Aš pati iš savo patirties žinau, kad bendraujant su daug, narcisizmo, tarkim, požymių turinčių žmonėmis, ar ne, netgi galbūt daugiskaitą galima įvardinti, labai galima lengvai perimti neigiamą požiūrį į pasaulį. Ir čia iš tikrųjų neteisingai nurašiau galbūt ant tų narcizų ar tų požymių turinčių žmonių, bet su visais ten, kas yra labai įtarus, labai nepatiklus, labai pikti ant viso pasaulio. Tai aš pati esu įkritus į tą, kad paskui pats pradedi matyti pasaulį labai, labai niūriai. Ir tiesiog iš tikrųjų kaip perėmė tą, nuotaiką. Kaip iš kitos pusės, jeigu bendrauju su labai tokiais pozityviais žmonėm, taip pat gali gerą perimti šitą požiūrį. Tai aš iš tikrųjų dabar nežinau, ar čia į temą ar ne į temą su tuo elgesiu, kad tu perėmi tam, tikras, ar problemas, ar iššūkius, nes su tais blogesnio tipo žmonėm, tai tikrai perimi tas problemas, nes tada atsiranda pas tave tų problemų, kurių neturėjai iki šiol, arba turėjai jas nedidelės, bet jos taiga užauga, tarkim, truputį nepasitikėjai savimi ir dabar jau mega nepasitikė savimi. Tai nežinau, irgi gal reikia įvertinimo, ar čia į temą ar ne. Tas tai yra, nes mes tikrai labai atspindim aplinką. Tai kokiai mes aplinkoje esam, jau nekalbant apie draugus, giminės ar pažįstamus, paimkite orą, ar ne, kaip pavasarį visi atgyjam. Jo, o atliepiant į tavo, Ernesta, kad žmonės supanašėja, taip, jie supanašėja, bet žiūrėk, jeigu aš taip matau, jeigu tuose santykiuose yra komfortas ir man nekyla klausimas, ką aš čia veikiu ir aš vis dar matau spalvas ir man fainai daryti, ką mes darom kartu, arba aš darau viena, nes mes vienas kitą suprantam ir tam netrukdom, mes vienas kitą auginam, nors skirtingose srityse, ar ne? Tai viskas su tuo yra gerai. Čia tas toksai klausimas iškyla tada, kai jau pradedi nebematyti tų spalvų. Aš dar galvoju, matyt, nereikia bijoti supanašėti su žmonėm, su kuriais mes gyvenam, draugaujam, dirbam. Nes yra tas pasakymas, kad mes esam vidurkis, mūsų 5 supančių žmonių ir aš esu 100% tikra, kad jis yra labai teisingas.
kadangi tema yra apie gyvenimą kitų gyvenimais, tai galvoju, tas supanašėjimas jis dar nebūtinai reiškia, kad aš gyvenu kito žmogaus gyvenimą. Nes jeigu aš pasiemu tai, kas man pakeliui, kas naudinga, aš duodu kitam žmogui, tai yra ryšys ir santykis. Bet jeigu aš jau gyvenu tik kitų žmogum arba darau viską, ko tik tai jis nori, o savo nebedarau, va čia jau tada yra tas gyvenimas kitų, nes yra ta riba, nes be santykis ir ryšys jis neįmanomas be interakcijos su kitais žmonėmis. Ir mes perimsim jų nuotaikas, pažiūrėkit, Laura dalinosi ne apie neigiamą perspektyvą, emocijų perimamą, bet kaip mes jaučiamės gerai, kai galbūt patys ateinam tokie, ir kažkas yra šalia, kas tuo momentu turi energijos, geba pasidalinti, geba išklausyti ir tampa lengviau. Tai ar aš tuo metu jau gyvenu jo gyvenimą, arba jau ne savo? Ne, aš gyvenu savo, tik tai mes sąveikaujam tarpusavy. Bet netgi tas kitų gyvenimas, jeigu jisai tinka tau, tai nereiškia, kad tai yra kitų. Taip, tai reiškia, kad mes todėl ir ieškam bendraminčių. Taip. Mes einam nuo tų, su kuriais nesutampam, ir mes einam pas tuos, su kuriais mūsų mintys sutampa, su kuriais mūsų vizija sutampa, tikslai, vertybės sutampa. Ir tai nereiškia, kad kitų gyvenimais man tai yra didžiausias indikatorius, kai jau pasidarai nebelaimingas ten, kur esi. Ir kuo anksčiau tą supranti, tuo greičiau gali pradėti gyventi savo gyvenimą, ne pradėti ieškoti tų būdų. Vienareikšmiškai. Palėtėm daugiau mažiau visas situacijas, o kaip merginos galvoja, nuo ko reikėtų pradėti, norint eiti į tą autentišką gyvenimą? Na, kaip man atrodo įprasta yra, pirmas žingsnis yra pripažinimas, ar ne? Kad turi tą akivaizdų faktą ir supranti, kad kažkaip pametei savo autentiškumą, savo gyvenimą, savo gyvenime. Tai turbūt mano pirmas žingsnis yra susivokimas, o antras galbūt yra to mechanizmo supratimas, kaip įvyko, kodėl įvyko, kurioje vietoje mes čia tada pametėm tą gyvenimą. Ir trečias jau tada pasirinkimas yra, ką daryti. Ar matai, kad pats gali išsispręsti, ar matai, kad reikia pagalbos, o jeigu reikia pagalbos, tai kokios? Psichoterapija, psichologas, coachingo specialistas, taro kortos, nežinau, energijų valymai, skaitimai, ta prasme, jų yra daug ir įvairių. Ir man atrodo, čia pagal save jau tada žmogus turi rinktis arba eit bandyti. Aš dar pratęsiant, Laura, tave sakei, pametėm gyvenimą. Aš galvoju, kad nieko mes nepametėm. Tą laikotarpį mes vis tiek gyvenam savo gyvenimą. Ir netgi gyvenimas kitų gyvenimais arba pagal kitų lūkesčius, jis buvo to laikotarpio autentiškas mūsų gyvenimas. Ir ten matyti yra išmoktų pamokų. Tai labai sveika būtų pareflektuoti, kągi aš ten išmokau. Kaip, ką ir tu sakai, ir ne kaip nuėjau iki to, ir ką iš to išmokau, ką aš dabar galėčiau daryti kitaip. Ir autentiškumas man asocijuojasi su tuo, kad aš žinau, ko aš noriu. Tai paieškoti tų savo norų ir neišsigąsti, kai atsidari situacijoje, kad nežinai, ko noriu. Nelik dideliai pievoj stovėtum, nežinotum, į kurią pusę pasileisti, bėgti. Bet pabandyti, skirtingus dalykus, po truputį, leisti savo patirti, paragauti. Aš net sakyčiau, vėlgi leidžiant per savo asmeninę patirtį, ne? Kartais nereikia labai kažko drastiško, užtenka, kad pradėtum tą autentišką savo gyvenimą kurti, užtenka tokių mažų potyrių. Pavyzdžiui, atrasti kvepalus, kurie tau patinka, pabandyti naujų skonių, kažkokių galbūt naujų tekstūrų, pledų pavidalų, suknelių, kas tik veikia. Ir taip kurti save iš naujo liktais. Aš tai visiškai sutinku tiek su Laura, tiek su tavimi, Ernesta, ir galėčiau tik tai paantrinti, kad pradėti ieškoti savęs ir nenukirpti visko ir nepasileisti į kitą pusę, kol savęs neatradote. Dažnai nutinka tokia situacija, kur įsijungia mąstymas juoda balta. Gyvenau kitų gyvenimus, dabar gyvensiu savo. Viskas, uždariau visas duris, visus puslapius užverčiau, kompą užlenkiau, išvariau. Bet nuo savęs aš nepabėgsiu, kad ir kaip toli bėgčiau. Aš galiu nubėgti nuo Lietuvos iki Indonezijos, aš vis tiek būsiu aš. Ir aš būsiu neatradus savęs. Aš tiesiog būsiu toks pat žmogus, tik tai, kad kitoj vietoj. Bet niekas nebus pasikeitę.
Tai man ta tavo mintis labai surezonavo, kad nebėgti. Mes nuo savo gyvenimo negalim pabėgti, kad ir kaip jį begyventume. Visiškai sutinku tiek su Laura, tiek su Ernesta ir labai surezonavo tas bėgimas iš šalies į šalį, nuo darbo prie darbo. Kažkuriam momente žmonės labai pavargsta ir tas labai atsispindi ir mano klienčių istorijose, tiek mano, ko gero, pačioje istorijoje. Reikia išsiaiškinti, kas yra toje galvoje, kas mes esame patys, ko mes iš tikrųjų norime, o ne šokinėti iš vietos į vietą. Tai nuo to rekomenduočiau ir pradėti nuo savęs pažinimo. Ir dar turbūt, čia toks man norisi labai pridėti prie to bėgimo, kad tai nuo ko bėgi galų gale. Žinai. Nes turbūt kartais supranti, kad bėgi nuo savo kažkokios versijos, ar nežinau, ar nuo tikrosios savęs, kurią sunku ten pripažinti ir priimti. Bet jo. Čia kaip bėgimas nuo savo šešėlio. Bėg nebėgęs, jis varo iš paskos. Nu? Man dar norisi šiek tiek pagrįžti į savo patirtį. Žinot, kai aš supratau, kad toliau nebegali būti taip, kaip yra, aš pradėjau žiūrėtis pagalbos ir iš tikrųjų labai sunku surasti pagalbą, nes labai sunku indikuoti, atskirti, kas tau galės padėti. Ir tada irgi prasideda tas toks klajojimas nuo mentoriaus prie mentoriaus, nuo kursų prie kursų, nuo kažkokio užsiėmimo stovyklos prie stovyklos. Bet ilgainiui aš supratau, kad tas irgi nėra blogai. Jeigu aš nebūčiau pradėjus tada, aš nebūčiau buvusi dabar, kur esu. Tai viskas, kas padeda ir su kuo mes susidurėm tam savęs atradimo kelyje, yra naudinga. Ačiū visiems, kas klausėte. Ačiū Laura ir Ernesta. Na, o mūsų galite klausytis jau už poros trečiadienių. Ir jeigu patiko mūsų tinklalaidė, kviečiu ją prenumeruoti ir dalintis su draugais. Mūsų galite rasti YouTube kanale, Spotify ir Apple podcast kanaluose. Iki greito. Iki. Ačiū, Rikė.